Trimečių vaikų krizės. Tėvų krizė. Galbūt ir tėvų, ne tik vaikų. O apie tai plačiau padės mums įsiaiškinti šią temą šeimai draugiška psichologė Ramunė Želionienė. Kviečiame ją. Tai kas ištinka tos mažiukus mūsų? Tai aš grąžinu klausimą savo, kas ištinka mus, kai mes turime mažus vaikus. Bet dabar pažaiskim žaidimą. Įsivaizduokit, kad turiu burtų lazdelę. Ir jūs esat kiekviena vis tiek susijusi su vaikais. Savo vaikus turit mažiukus, vyresnius, nesvarbu. Įsivaizduokit, jūs man dabar pasakot pretenziją savo vaikui, aš ją pasiemu ir jinai išnyksta. Ko nenorit, kad jūsų vaikas darytų, sakytų, elgtųsi, nesvarbu. Na, iš tikrųjų, nes turbūt šio amžiaus vaiką aš turiu, nes su truputį. Tai nuostabus auksinis vaikas, bet tapo toks priešginiavimas. Tu tiesiog, sakai, valgyk bulvę, jisai sako, ne bulvė. Daryk tą, jisai sako, ne. Ir visą laiką tas toks yra ne. Prieštaravimai. Sąmoningai, jisai daro sąmoningai, taip, visada, bet šiaip geras vaikas. Gerai. Priešginiavimas, prieštaravimas, priemu pretenziją. Prašau, Gintarė. Tai aš norėčiau, kad jisai tvarkytųsi savo kambarį ir kad jis pagaliau turėtų savo dienotvarkę. Nepatogu, kai vaikas viešoj vietoj, ypatingai viešoj vietoj. Gėda kokia taip, kaip čia riekauna ir visokius nesąmonę daro, ne? Tai čia pasikabinėsiu prie žodžių, labai mėgstu kabinėtis prie žodžių, tada jaučiuosi tikra psichologė. Tam ir studijavau, tai žiūrėkit, sakot, blogas vaikas, blogas ne vaikas, jo elgesys. Ir mes iš tiesų per pozityvą, kai kalbam apie vaikus, čia irgi, jūs sakot, ar ne, priešginiauja, bet šiaip tai auksinis, deimantinis, geras. Taip, labai geras, iš tiesų vaikas. Žiūrėkit, išverskim, pavyzdžiui, priešginiavimą į mūsų kalbą suaugusių. Kas tai yra? Tai yra atkaklumas. Pagalvokit apie kokį nors žmogų, kurį jūs, pirma asociacija, lyderis, kas? Prezidentas. O, ane? Kaip jūs įsivaizduojate, tas atkaklumas gimė ir vystėsi ir plėtojosi? Jeigu to prezidento tėvai būtų jį dusinę nuo mažų dienų, ką ne, daryk kaip nori, aš tau liepiu ir viskas, tai nebūtų žmogus su nuomonė, su tvirtu charakteriu, su valia, nes, žinot posakį, yra valia, yra jėga, o yra valios jėga. Tai jeigu vaikai gimsta su valia ir vaikai gimsta su jėga, ir jeigu mes neleisim tai sinergijai įvykti tame amžiuje, kada jau pradeda reikšti vaikas savo norus, savo poreikius, savo interesus, tai mes nudusinsim vaikus ir jie tada vietoj to, kad gyventų darnoje su savimi ir su mumis, jie dar mums primins ne pagal metus, ką sako Gintarė, ar ne, kad tu mama ten kažką man praleidai, kai man buvo 3 metai. O tai palaukit, tai viską galima leisti, tai ką daryti? Ne, šiaip laisvė gyvenime su vaikais, tai yra viengubas standartas. Aš labai primityviai pasakysiu, jeigu aš rūkau, įsivaizduokit, kur turėtų būti priežastis, kad aš galėčiau savo 16-mečiui paaugliui pasakyti, nerūkyk. Aš esu tas gyvenimo būdo pavyzdys vaikui, aš esu autoritetas ir mes tėvai turim prisimti tą atsakomybę. O mes labai dviprasmiškai elgiamės. Patogu mums elgtis patogiai savo, o kai vaikas savo ribas tarsi, praplečia, tada galvom, mums čia nepatogu, ar ne? Dabar jūs fotografuojat savo vaiką, ar ne? Taip, nes buvo iš kirpyklos ir aš norėjau padaryti nuotrauką. Taip, matot jūsų noras koksai. O realiai, kaip jūs galvojat, kad vaikas turi teisę pasakyti, mėgsta fotografuotis? Ir jeigu jūs pultumėt mane iš kirpyklos ar be kirpyklos fotografuoti, aš turiu teisę į pasakymą ne. Nefotografuokit dabar manęs. Ką jūs man kaip suaugusiai pasakytumėt? Okay. Aš gerbčiau jūsų teisę. Tai supratau, vaikas lygiai tą pačią teisę turi. Ir kai mes norim su juo kažką padaryti, kas jam yra negyvybiškas poreikis, mes turim bent jį perspėti. Klausyk, dabar aš turiu idėją tave nufotografuoti su tavo nauja šukuotina, nes aš sumokėjau 50 litrų. Tai reikia vaiko sutikimo kažkokio. Tai žinoma. Aš supratau, esmė paėmus, ką jūs kalbat, tai yra, kad vaikas yra toks pats žmogus kaip aš ir tą reikia suvokti iš tikrųjų. Nes mes visą laiką laikom, tu kvailesnis. Merginos, rašau pirmąją lygybę, vaikas lygus suaugusia. Ramune, bet iš tikrųjų, bet kodėl tam tikrame amžiuje visada vaiko elgesys tarsi pasikeičia, tarsi kritinis tampa. Ir ar iš tikrųjų tai yra mitas ar teisybė? Aš manau, kad tai yra aišku, kad teisybė, kad žmogaus elgesys keičiasi. Juk mes
man 31 metai ir nepalygint aš dabar ir kaip šiaip buvau 16, tai yra normalu. Tik aš niekaip vis nesuprantu, kodėl mes suaugę tai priešinamės tam vaikų pokyčiui. Iš vienos pusės norim, kad jie užaugtų sąmoningais, pareigingais, kad galėtų ir kambarį susitvarkyti, ar ne, ir taisyklę žinotų namuose. Bet iš kitos pusės mes jiems neleidžiam užaugti tuo ritmu, kokiu jie patys gali augti. Nes vaiką labai gerai yra įsivaizduoti kaip, tokį gražų maišą pumpuriukų. Ir tas pumpuriukas prasiskleidžia ne tada, kada aš noriu. Sėsk ant dviračio ir važiuok dabar, nes aš tau nupirkau tą dviratį. O tada, kada jam duota iš viršaus. Tai jeigu mes priimam vaiką sau lygų ir gyvenam su juo kartu ir žiūrim, tai tu dabar atsistosi, tu dabar nubėgsi, tu dabar prisimsi tiek atsakomybės už savo elgesį, tada niekam nebus krizės. Mes padėsime vaikui priimti jam su amžiumi vis didesnius iššūkius iš gyvenimo tam, kad jisai, kažkada atsiskyręs nuo mūsų, nueitų savo sėkmingų kelių ir gyventų kaip pilnavertė asmenybė. Vietoj to, kad dusintumėm ir krizės keltumėm. Tai o žiūroviai ką daryti šiuo atveju? Šiuo atveju žiūroviai apie tą laišką, ar ne? Tai atkreip norėčiau dėmesį. Kai sako mama labai atvirai, ačiū už atvirumą. Vaikas išsizizė iš manęs. Tai kam čia krizė dabar? Ar vaikui, ar mamai? Aš tai manau, kad tai yra mamos totaliai nenuoseklus elgesys. Vėl aš ir sakau, vaikas yra pati geriausia gyvenimo mokykla, tik mes turim priimti tas pamokas. Ir patikėkit manim, tas, kuris su vienu vaiku tų pamokų nepriima, tai turi antrą. Ir ką tada tėvai sako? Toks pats kaip pirmas. Tai sakau, jūs neišmokot, neišlaikėt to egzaminą, tai va dabar jums dievulis atsiuntė antrą, pasistengkit dėl šeimos darnos. Vat kiekviename iš mūsų yra vidinis vaikas, ar ne? Prisiminę savo vaikystę, ankstyvoje, vėlyvesnę, mes turim ir džiaugsmų, ir nuoskaudų. Tai labai svarbu būnant tėvai suprasti, kad mūsų užduotis dar suorganizuoti vaikui nerūpestingą vaikystę. Nerūpestinga, be rūpesčių. Nesakyti paklaikus parduotuvėj, tu ką nori ten jogurto, kad tu žinotum, kiek jis tai ten kainuoja ir taip toliau ir panašiai. Vaikas su mūsų uždarbiu visiškai nesusijęs ir jisai nesiprašė į tą žemę. Jis atėjo tam, kad mes pažangiai kažkaip tai susivoktumėm. Tai va tą nerūpestingos vaikystės užtikrinimą. Ir dar labai svarbu, kad mes, man komunistiniai laikai, prieš juos turiu ir truputį gero, ir truputį blogo, bet komunistiniai laikai, aš to iš tavęs žmogų padarysiu, ar ne? Va tai palauk, o tai gimė tai kas? Monstriukas nuleistas iš Marso ar Veneros. Taigi ne, gimė žmogus. Taigi mes mintyse sakom, vaikeli, kaip aš noriu tau padėti tapti tuo žmogum, kuriuo tu gali tapti. Vat jau čia darna ant smegenų kokia užplūsta. Tai ne tai, kad, tu čia kaip tėvas, tu čia kaip mama, tu čia kaip senelė ir dar genai ir taip toliau ir panašiai. Tapti savotišku, kokiu tu gali tapti. Viskas skamba, kai jūs tai sakot. Bet tai yra toks gyvenimas, jeigu mes jo nekomplikuojam. Jeigu vaikas turi prieštaravimą man, tai aš nesakau, kad, kaip tu čia drįsti manęs neklausyti. Aš bandau suprasti, pala. Tai gal tam yra rimta priežastis ir dažniausiai taip ir būna. O kaip mes galėtume tai taisyklę paversti? Vaikas turi teisę būti savim? Taip, užrašyk. Nedarykime iš vaiko žmogaus, o padėkime jam tapti tuo žmogumi, kuo jisai gali tapti. Labai gražu. Aš girdėjau, kad vaikas gimsta kaip antrą kartą kaip asmenybė nuo 2 ar 3 metukų, kada pasireiškia būtent jo charakteris, jo savybės. Ar tai yra tiesa? Ta prasme, kaip antras tas gimimas vadinamas? Nežinau, žinokit. Aš tai, kai patapau mama jau nėštumo metu, aš stengiuosi pamiršti visą tai, ką skaičiau knygose, neteisingose knygose, stengiuosi pamiršti, ką išmokau universitete, stimulos reakcija ir taip formuojasi žmogus elgesys. Ir labai norėjau išmokti klausyti savo širdies. Mamystė tai yra investicija į save, mes turim ruoštis tam, turim priimti vaiką kaip ir besivystantį. Ir aš visą laiką sakau, kad pats geriausias universitetas tai yra mano vaikas, man. Tai ir magistratūra, ir doktorantūra, ir visi tie kampai aštrus, kur, kaip nepatogu čia, kaip čia ką daryti. Tai yra man šansas pažengti į priekį. Jūs sakot laisvė, ar ne? Vaikas rėkia, noriu to. Palaukit, vaikas gali daug ko norėti, ar ne? Bet juk aš atsakinga suaugusi. Ir jeigu aš atkakliai, sakau ir labai iš savo patirties, jeigu aš atkakliai sakau, Augustinai, mano sūnui 3 metai ir 4 mėnesiai, mes Maksimui tokias atrakcijas padarom, sakau, klausyk, čia yra nekokybiški žaislai ir aš čia ir dabar nepirksiu tau šitą žaislą, bet mes galim paplanuoti ar ekskavatorių, ar traktorių. Taip aš mokau vaiką išlaukti. Pavyksta ne visada ir kartais aš atkakliai turiu jį
suimti už pažadų ir išnešti. Dabar sakykite, ar yra geras dalykas, kad, pavyzdžiui, mano viena draugė, tiesiog yra namuose taisyklės ir tų taisyklių jau laužyti tabu, negalima. Pavyzdžiui, jeigu nueina į parduotuvę ir sako, tu gali pasirinkti tik tais 3 dalykus, arba surelį, arba ten ledus, arba dar kažką. Atsiprašau, gali pasirinkti tik tais 2 dalykus, o jis vieną kartą atsinešė 3 ir pasakė, taisyklės mano yra netokios ir jis turėjo kažkokį tai atsisakyti, nors sako, man širdis plyšo, kaip aš jam norėjau nupirkti, bet tai būtų sulaužimas taisyklių. Tai yra geras dalykas, ar ne? Tai čia šitoje situacijoje galim, pavyzdžiui, tikrai patarti visoms mamoms ir tėčiams, kad jie nesakytų tik tada, kai nėra kitos išeities, kad nebūtų prasmingas. Nes visų pirma, man kyla klausimas, o kodėl aš vesdamasi vaiką į parduotuvę turiu jam suteikti šansą išsirinkti kokius 2 ar 3 ar 15 daiktų? Todėl, kad jis negriūtų ant žemės. Supratau. Ir man tai padėjo. Aš tai galvoju, kad yra protingesnis, žinokit, būdas. Koks? Žiūrėkit, jeigu jūs kristumėt ant žemės, kaip mes visos sureaguotumėm? Sureaguotų. Aš juokčiausi. Bet jeigu ne šitą organizmą, kaip sureaguotumėm? Sakykit, kas yra, gal bloga, gal tau priepuolis. Tai šitoj vietoj, vėlgi, atsakingas suaugęs, vaikas krenta ant žemės. Mes numanome jo tikrą priežastį, kad čia tokiu destruktyviu elgesiu bandys dabar, labai noriu ten ekskavatoriaus ar čiupa-čiups ar dar kažko. O aš esu mama prote. Ir sakau, vaikeli, tu nesusidaužai galvos, Jėzus, nieko tau neskauda. Ne, toliau. Taip, tai gerai, jo teisė rėkti. Bet mano atsakomybė neparodyti, kad toks jo elgesys gali sukelti pasekmę, kad okei, aš tau ir nuperku. Nes tada kiek jam leist klikt ant to žemės? Žinokit, aš manau, kad klausimas yra ne kiek jam leisti, nes tai yra jausmo išraiška, ar ne, būsenos išraiška. Tai įsivaizduokit, prisiminkit savo paskutinį verkimą kažkokį, ar ne? Ir jeigu būtų verkiat pusvalandį, savo, ir jūs verkiat pusvalandį, apsiašarojusios, ar ne? Ir jeigu ateitų artimas žmogus ir sakytų, jau gana. Tai ką čia reiškia? Kaip man kas gali pasakyti, kad mano liūdėsiu jau viskas? Aš manau, kad tas jausmas turi kažkaip išeiti savaime, praeiti. Taip, bet vaikas, suprantat, kas yra vaikams? Kai mes reaguojam labai normaliai, kaip suaugę atsakingi žmonės, vaikas vieną kartą pamatys, kad vis mama ta galva rūpinasi, antrą kartą pamatys, kad vis ta galva rūpinasi ir gali būti, kad 3, 4, 5, 6, bet kažkurį kartą būtinai susivoks, kad nes vaikai protingi. Tai galbūt mes galim duoti tokių, pavyzdžiui, kelis gerus patarimus, ar ne, kurie iš tiesų galima būtų traktuoti kaip auksinės taisyklės mūsų tėvams dabar žiūrinčiam šią laidą. Tiesiog tokios tvirtos kertinės taisyklės. Aš norėčiau pradėti nuo Gintarės, ar ne, pretenzijos apie pareigas. Tai visų pirma, tam, kad būtų taisyklės kažkokios namuose, mes jų turim nuosekliai laikytis. Tai čia gal būtų toksai patarimas, kad nuoseklus elgesys. Bet lygingas. Aš irgi kartais dirbu 2 dienų, pavyzdžiui, seminarą vedu ir nenakvoju namuose. Mano atsakomybė yra užtikrinti vaikui, aš tai gal žiauriai išsireiškiu, bet būkim biedni, bet teisingi, ar ne, pakaitalą. Jūs negalite užtikrinti vaikui... Palaukit, jūs negalite užtikrinti vaikui savo nuoseklumo, bet vaikui reikia jį mylinčio, juo besirūpinančio, jį globojančio suaugusio, nes tai yra saugumo jausmas. Kažko nepadarot, tai nesigailėkit to, ko nepadarot dėl vaiko. Bet gailėkitės, jeigu nepadarot viską, ką galit padaryti. Sureguliuoti auklę, močiutę, kažkokią pažįstamą. Va čia yra mūsų atsakomybės reikalas. Pirmas punktas – nuoseklus elgesys. Antras punktas – žodelis ne, sakomas tik tai Su svarbia priežastimi. Prasmingas ne. Prasmingas ne. Tai visgi tos taisyklės reikalingos, pasirodo. Apie ne vaikams labai trumpai noriu akcentuoti. Žiūrėkit, mes iš tiesų vaikus dusinam ant kiekvieno žingsnio. Tai, pavyzdžiui, vaikas sako, mama, noriu sulčių. Pilam sultis ir tada sako, ne, sulčių nenoriu, noriu arbatos. Tai jeigu aš ateinu pas jūs į svečius ir sakau, noriu sulčių. Ir pilat, o aš iš oslės suprantu, mano organizmas įsijaučia ir galvoja, Ramūnė, tau dabar sulčių nereikia, tau reikia žalios arbatos, Ir aš sakau, oi, atsiprašau, bet persigavau. Taigi neužmušit manęs, Nesakykit, kaip tu galėjai. Pagalvokit, ką mes sakom vaikam, kai jie pakeičia savo nuomonę. Mes reikia iš karto. Kiekviena mama turi savo pasakyti, aš esu pati tinkamiausia mama savo vaikui. Tik Ramūnė, aš norėčiau paklausti, ar jūs turite problemų su vaiku? Čia žinau, čia tas juodasis klausimas užduodamas visiems psichologams, tai žmonės netikėkit, kad psichologai augina idealius pagal taisyklės, bet
man pasisekė, aš su savo vaiku neturiu problemų, mano vaikas turi su manim problemų. Prisipažįstu iš visą Lietuvą, kad dar daug dalykų neišmokau ir dar stokoju savikontrolės, stokoju nuoseklaus elgesio, stokoju nesakymo tik su gilia prasme. Bet žinot, ko nestokoju? Meilės vaikui. Ir mane daug kas kaltina, kad aš per daug myliu ir savo meilę galiu išlepinti. Tai mielai priimu tos Pas kaltinimus. mus nes tiek klausimų, aš tiesiog nebeturiu laiko tiek klausinėti, bet labai daug. Ir man atrodo, apskritai, ir tai yra irgi labai individualu ir man atrodo, tai va, praktika su savo vaiku yra pats geriausias mokytojas, ne tik knygos, turbūt, ar ne? Ir aš jumis labai tikiu, nes jūs turit vaiką.